neatsimenu iš šitos pusės, dar buvo kelios pakeltos rankos, galbūt galėtume dar pakartoti. Taip, prašau. Tai yra vyrai ir moterys be abejonės skirtingi, bet yra kariuomeniai darbų, kuriuos skrupulingiau atliktų, sakysim, merginos ar moteris. Tarkim, dronai, stebėjimas ten radarų, arba kiti darbai štabe. Prašau? Galbūt, net vat, kai kaimynas sako ir virtuvėje, visko reikia. Tai ta prasme, kada vyrai su moterim pasidalintų, nes dabar virtuvėje vyrai nelabai skaniai gamina, kiek girdėjau. O kas vaikus augins? Vaikus suderinamas dalykas, jo, augins ir vaikus. Kas augina vaikus, nebus įmamos. Pone Semeškai, jūs atrodo sureaguoti dar norėjote. Aš gal labai trumpai dėl moterų virtuvėje. Na, žiūrėkit, mes jau 21 amžiuje gyvename ir vyrai virtuvėje neretai gamina geriau ir nereikėtų skirstyti moterų virtuvėje ar kažkur tai medicinoje. Šiuolaikinė kariuomenė tai nėra vien jėga, fizinė jėga. Šiuolaikinė kariuomenė yra technologijos. Todėl tiek moterys, tiek vyrai gali aptarnauti ir radarus, ir raketinės paleidimo sistemas, ir dronus. Dėl to, aš manyčiau, tas stereotipas, toks sovietinis armija, nėra armijoje Lietuvos, yra Lietuvos kariuomenė. Armija yra Sovietų Sąjungos, Rusijos ar kažkur kitur, mes vadinam Lietuvos kariuomenė. Todėl moterys yra lygiai taip pat reikalingos ir lygiai taip pat naudingos kaip ir vyrai, neskirsta net į lytis, nes užduotys yra tos pačios. Ačiū, jūs taip pat norėjote, ponė